Sveiki žvejai! Kiekvieną pavasarį labai smagu apžiūrėti visas naujienas. O ypatingai džiaugiuosi, kai pasaulinė lyderė Mans kompanija išleidžia kažkokias tai naujas spalvas guminukų. Akivaizdu, kad jie puikiai bus tinkami gaudyti plėšrūnam, tačiau prieš bandydamas žvejoti jis nori atlikti keletą testų. Labai svarbu, kad guminukas švytėtų ultravioletiniuose spinduliuose, kadangi ne tik dienos šviesa patenka po vandeniu, bet ir ultravioletiniai spinduliai. O šių metų naujiena tai išvis nereali. Šviečia netgi 3 spalvom. Viršutinė ryškiai raudona išryškėja, šešėlinė pusė matosi puikiai. O apačia lieka truputį tamsesnė, manau, kad lydekom bus numeris 1. Šviesos testas praėjo puikiai. Sekantis dalykas yra silikono minkštumas. Mans guminuką paėmus rankas iškart jaučiasi, kad jis dirbs tikrai puikiai. Ir nei viena japonų, kiniečių ar kitų amerikiečių kompanija nesukuria tokių unikalių guminukų. Minkštumas yra reikalingas tam, kad pavasarį, esant šaltam vandeniui, visi grobonės tiek lydekos, tiek ešeriai šildosi paviršiniuose sluoksniuose ar nedideliuose gyliuose. Ir naudojant nedidelius svorius, kiti guminukai tiesiog lėtai sklęsdami nedirbs visiškai. Mansas užsiveda iš karto. Oho, kaip gražiai dirba.